Bet kai buvo žmonės biški turtingesni, sakydavom, nu gerai, mes pamokam daugiau, nu, o dabar atėjo tas laikas, kai jau ir nėra iš ko mokėti. Minimali, žmogus gaunantis minimalias pajamas už šildymą turėtų atiduoti 80–90% pajamų. Tuomet atidavus tos pinigus kyla klausimas. O ką žmogus valgys, ką jis apsirengs, o kaip jis gydytis susirgęs. Ir todėl kelių politinių, visuomeninių organizacijų, pilietinių aktyvistų dėka prieš kurį laiką buvo nutarta surengti pirmą, bet tikrai ne paskutinę akciją, kurios tikslas paraginti įvesti tvarką šilumos ūkyje, uždėti šilumos ūkį valdančiam kapitalui apynasrį. Proga yra gera. Dabar mes turim puikų Ukmergės pavyzdį. Kuomet savivaldybė išgirdusi savo rinkėjų balsą, nutarė perimti tai, kas jam priklauso. Taip, tai buvo labai sudėtingas procesas ir procesas dar nesibaigė. Nežinia, kuo baigsis teismai, žinant, kas yra mūsų teismai. Bet mes manom, kad Ukmergės pavyzdys, tai tas pavyzdys, kurio turi sekti visi Lietuvos miestai ir rajonai. Beje, tarp kitko, pasveikinkime! O dabar pasveikinkime tuos, kurie lanko visus mitingus nukreiptus prieš komunalinės monopolijas. Kiek buvo kartų, palaukit, atsisukit, pažiūrėkit, kas atėjo. Ten stovi provokatoriai, kurie kiekvieną... Palauk, Algirdai. Atėjo eiliniai provokatoriai su Gazprom vėliava, jie yra toj vietoj su baltom. Aš prašau policijos, kad jie pasitrauktų ir netrukdytų mitingui. Čia yra aiškus Rubikono provokatoriai su Gazprom vėliavom. Jie nori parodyti, kad mes esame Rusijos interesų gynėjai. Aš prašau policijos patraukti Gazpromininkus iš mitingo. Tai yra nenumatyta. Gėda! 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 Gerai pažįstami veidai, lydintis visus renginius, kuomet kalbama apie komunalinę monopoliją. Gerai, renginys vis dėlto prasidėjo, aš tikiuosi, kad jos išmes iš aikštės. O dabar šunys loja, tai yra šunys mosikuoja Gazpromo vėliavom, o karavanas juda. Ir kviečiu kalbėti Ukmergės atstovą, Ukmergės bendruomenės pirmininką Mindaugą Tamočiūną. Pasveikinkim! Gerbiami susirinkusiai, reikia šiek tiek pataisyti. Ukmergės miesto bendruomenės pirmininkas yra Julius Kazėnas, jis čia stovi priekį. Aš pavaduotojas jo šiek tiek. Bet tai svarbu, kad žmonių mintis tos pačios, o pareigos mažai ką reiškia. Gerbiami susirinkusiai į šiandieninį mitingą, noriu pasidalinti kai kuriomis mintimis, kodėl Ukmergėj kylo karas dėl šilumos. 99 metų pabaigoje, 2000 metų pradžioj prasidėjo nuomos akcija. Buvusi valdžia palaikė nuomą tiem, kurie prisižadėjo, o kai atėjo laikas iš jų pareikalauti
duoti ataskaitą už įvykdytus pažadus, tokių nebeliko. Reiškia, reikėjo mums bendruomeniai ir dabartiniai miesto valdžiai stoti į vieną gretą ir pasakyti monopolininkui Ukmergėj ne. O kodėl? Padarius analizę suskaičiavom, kad žmonės, kurie gyvena namuose su autonominiam katiliniam ir tie, kurie prisijungia prie magistralinių šilumos tinklų, mokam 40% daugiau. Už vandenį vanduo paskaičiuotas nuo nulio, bet iki vamzdžių teka vanduo ne nulio, o 10-12 ir ne 51-63 kWh reikalingos, o užtenka 38,6. Ir tokiu būdu, reiškia, buvom Seimo nario Juliaus Veselkaus pagalba priimti pas kainų kontrolės komisiją Korsakaitę. Mes ją išsakėm visas bėdas, visus įtarimus ir labai nuoširdžiai mums padėkojo, kad yra žmonių, kurie rūpinasi. Ir su viltim mes išėjom, kad vis tik tai vieną kartą pasieksim teisybę. Bet kai įvykiai paaiškėjo, tai kainų kontrolės komisija ir ta pati Korsakaitė gina ne vartotojų teises, o gina monopolistų teises. Ir viešai pasakysi per televiziją, kad ukmergiškiai sukilo dėl 1/100 cento, tai jin apsimelavo prieš visą Lietuvą. Mes pareikalavom, kad būtų už tą melą nušalinta nuo pareigų ir pradėtas tyrimas po šiai dienai, kaip nuo žąsies vanduo. Korsakaitė nepajudinama. Praeitą kartą apsimelavo per televiziją, sakydama, kad 5 mėnesius ukmergiečiai šilumos neturėjo. Ukmergiečiai neturėjo tik karšto vandens. Ir dėka savivaldybės veiksmų Ukmergėj šildymo sezonas buvo pradėtas laiku. Dabar šiandien mes atvažiavom su kreipimusi į prezidentę. 2 kartus kreipėmės. Į Seimą 2 kartus kreipėmės. Vyriausybei raštai rašyti iš mūsų savivaldybės, bet vis viena niekas mūsų balso negirdi. Socialistinio liaudies fronto pirmininkas Algirdas Paleckis. Mėly čia susirinkę žmonės iš Vilniaus, iš Ukmergės, iš Šiaulių, iš kitų Lietuvos miestų. Labai ačiū, kad jūs atėjote šiandien čia. Tai yra be galo svarbu. Ir mūsų bus daugiau. Jūs parodėte, kad jūs neabejingi šitai situacijai. Tai yra be galo svarbu. Mes darysime ir ateityje tokius sambūrius, nes jau nėra kur toliau trauktis. Mus visus nurenginėja oligarchai. Diena iš dienos. Ir deja situacija darosi vis sudėtingesnė. Šilumos ūkis. Mėlėjai, mes atidavėme Lietuvoje visą šilumos ūkį, beveik visą privatininkam. Buvo prieita prie to, kad net atominė energetika galėjo atsidurti privačiose rankose, bet gerai, kad Leo LT buvo sustabdytas. Ukmergiai, didžiulis ačiū už tai, kad jie parodė pavyzdį. Juliui Kazėnui, Mindaugui ir visiems kitiem mes tarėme didelį ačiū. Ačiū, 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 ačiū. Jūs tikrai parodėte pavyzdį. Ir mums Vilniečiam reikės daryti lygiai tą patį. Reikės nacionalizuoti Vilniaus energiją. Reikės gražinti Dalkijos ir Vilniaus energijos paimtą šilumos ūkį į Vilniečių rankas. Kito kelio nėra. Kaip tik tai šilumos ūkio nacionalizacija. Tai yra gražinimas valstybei. Gražinimas mūsų savivaldybėms. Kito kelio nėra. Nes jie kels ir kels savo kainas mums visiems. Todėl ir yra čia šūkiai šitame mitinge. Gražinti savivaldybėms, gražinti Ukmergės savivaldybei, gražinti Šiaulių savivaldybei, kitų miestų savivaldybėm, druskininkams, kur vietinis kunigaikštis Malinauskas daro, ką nori.
Mes turim pasakyti oligarchams gana. Gana, 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 gana. Jūs žinot, kad čia už mūsų nugarų kongresų rūmose toks sutapimas, o einant šitą gatvę, už mano nugaros žemyn link upės posėdžiauja labiausiai korumpuota partija Lietuvoje, konservatorių partija. Gėda, 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 gėda. Ir noriu jūs informuoti, kad iškart po šito mitingo Socialistinis liaudies frontas darys piketą čia pat prie jų posėdžiavimo vietos ir išreikalausime iš jų, kad jie išklausytų liaudies balso. Dabar kitas reikalas. Jūs visi čia šiandien susirinkę. Jūs visi esate savotiški lyderiai, todėl kad jūs atsivedėte dalį žmonių. Jūs patys atėjote, jūs rodote, kad jums yra kad jūs neabejingi. Ir kai manęs klausė šiom dienom daugelis žmonių, kad reikia kelti Lietuvą, kodėl jūs to nedarote, kodėl tik tai mes kylame. Reikia, kad visa Lietuva sukiltų. Tai aš turiu jums pasakyti vieną dalyką, kad jūs patys turite atvesti kuo daugiau žmonių į kitus tokius mitingus. Niekas kitas už jūs to nepadarys. Gerų valdžių nebūna. Jūs patys turite atvesti savo laiptinę, savo namą, savo kvartalą į kitą mitingą. Tik tai taip Lietuva galės sukilti. Viena atskira partija to nepadarys. Jeigu tik tai žmonės patys to nedarys. Todėl turėkite tą omeny. Ir aš manau, kad 2011 metai, tai yra artėjantis metai, bus socialinio protesto metai. Mes būtinai tuos metus turime padaryti socialinio protesto metais. Aš kreipiuosi į ukmergiškius. Mėly ukmergiškiai, aš jums tą sakiau. Palaikykite spaudimą vietiniai savo valdžiai. Jie gali nupirkti. Palaikykite spaudimą Kubiliui kitiem. Nenuleiskite rankų, nes jeigu jūs pasikliausite teismais ir korumpuotais įstatymais, tai jūs pralošite tą bylą. Jūs turite palaikyti piketais, mitingais, kvieskite mus tenai, mes tikrai atvažiuosime. Be jokios abejonės atvažiuosime. Ir pabaigai. Žmonės, niekas kitas be jūsų pačių nepadarys reformų Lietuvoje. Tik tai mes patys. Todėl kvieskime į savo organizacijas. Sakykime, aš atstovauju Socialistinį liaudies frontą. Aš kviečiu pas save. Profsąjungos, kvieskite pas save narius. Gausinkite savo gretas. Mes galim laimėti tik tai vieningai kartu. Oligarchai gerojų niekad nieko neatiduoda. Ir Lietuvoje dabar yra dvi klasės. Turtingųjų klasė, kurios atstovauja konservatoriai posėdžiaujantys čia. Ir neturtingųjų klasė. Klasių kova vyksta, žinokite. Ir jinai žiauri yra. Ir jie dabar atakuoja. Todėl mes turime pereiti į ataką. Turime susivienyti, darbo žmonės. Ir aš pasisakau už darbo žmonių vienybę. Lietuvos darbo žmonės, vienykitės!